Kelio lenkimo pratimai po kelio sąnario, menisko ar kryžminio raiščio operacijų. Tai yra šlaunies dvigalvio lavinimo pratimai. Pirmas pratimas yra izometrinis. Atsigulot ant grindų, galite šį pratimą daryti nuo grindų arba nuo kažkokios tai atramos. Šiuo atveju aš pasirinkęs esu volelį. Uždedam vieną koją ant volelio, atkeliam klubą su abiem kojom ir kai jūs jaučiate normalią atramą, atkeliate kitą koją. Tokiu būdu jūs išliekate izometriniai pozicijoje, kurios metu jūsų šlaunies dvigalvis yra įtampoje. Antras pratimas – dinaminis. Užimam poziciją daliniam įtupste ir jūsų tikslas yra traukti savo kūną link sėdmenų. Kitaip sakant, atkelti savo pėdą. Iškeliam kūną maksimaliai į viršų, užlaikome sekundę dvi ir nuleidžiame. Taip kartojate, kol pradės degti jūsų šlaunies dvigalvis raumuo. Trečias pratimas – ekscentrinis. Atsigulam ant nugaros, pakeliam klubą į viršų, stipriai suspaudžiame sėdmenis ir ant kulnų mažais žingsniais einame pirmin, pristabdydami savo ėjimą. Kai prieiname iki pačio galo, nuleidžiame klubą. Šioje ramioje pozicijoje vėl sulenkiam kelius, atkeliam klubą į viršų ir kartojam judėjimą pirmin. Būtinai įtraukite šiuos 3 pratimus, išbandykite juos ir tikrai jūsų šlaunies dvigalvis sustiprės.